Nu tai labą dieną. Žodžiu, nusipirkom tokį įrankį. Ta žinot, kur smeigiai dirba ir jisai tau parodo, ar tavo dirba yra suslėgta ar nesuslėgta dirba. Tai žodžiu, radom padus, tai ką išsinuomavom iš Agro koncerno 3 metrį noraginį skutiką. Važiuojam, užsikabinsim ir prasidirbsim prieš rapsų sėję visus laukus, kad čia nebūtų kam čia tų nesąmonių. Stripketo neužtenka išdirbimo, faktiškai užtektų, jeigu nebūtų problemos. Jisai išdirba tą siaurą juostelę, o paskui jinai, to juostelė ir augam tik tais. O šonai visi lieka suspausti ir šaknips yra sunku išeiti šonus. Pasibandysim šiemet tokį variantą, išsinuomosim, pasižiūrėsim, ar tai padės kiek nors, ar ne. Tai matysim. Ir gerai, kad Agro koncernas kaip čia dirbam toliau. Užlyjo čia pirmą dieną, tai nieko per daug nenusidirbom, bet kelis hektarus pasidarėm. Vargsta John Deere'as, čia paleidė tos 32 cm ant tiek vėžių, tai iš viso technologinių čia liūdni reikaliukai, o toliau tai irgi spraksi tą dirbą. Parodysiu vėliau su kietumo matuokliu, kas čia darosi, jeigu man jį priveš, tai faktas, kad užsispaudė padas grubiai nuo 15 cm, kartais vietom prasideda, tai jau yra blogai. Tai žiūrėsim čia, kiek spėsim, tiek pasidarysim, o ar visus prieš rapsų laukus darysim, tai pagalvosim dar. Stripketas išdirba, viskas tvarkoj tą vietą, bet man nepatinka, kad šonai lieka užsispaudę. Būtų bent 20 cm koksai, tai manau, aišku, šaknis eina gilyn tenais, tai nėra problemų, bet šonai irgi turi būti minkštesni. Mes čia tokią prielaidą po šiemet metų pasidarėm, nežinau, pažiūrėsim, tai dėl to paėmėm iš Agro koncernų išsinuomom noraginį, kad jo nesipirkti, bet šiaip geras dalykas šiaip lygintis visokias nesąmonės, jeigu turi kokių kalnų ar kažko, tai jis labai patiko, nes vieną kartą pravažiavus per tas pačias technologinės vėžės jau yra gerai, ganėtinai gerai išsilygina. Geriau negu su skutiku pravažiavus. Nežinau, žiūrėsim, čia to kuro aišku nemažai išeina. Bet kai yra problema, tai ją reikia tvarkytis, o ne apsimetinėti ir galvoti, kad viskas gerai yra ir čia ne tą darbą dirbam, kad kažką šūdą malt, atsiprašom. Iškelia spiruoklės net kartais, kur jau labai kieta. Jau ir tai matosi, va vietom spiruoklės pakilusios eina, tai jau vadinasi, kad ten po apačią kieta. O dar šitas laukas labai mėgstantis yra užmirkt. Tai va, čia bala, ten bala. Didžiausia problema yra kanale, kada
išbėgimas yra tenai gal 100 pm diametras, jeigu nedidesnis, ir jisai yra žemiau negu kanalas padarytas, tai ten renkasi vanduo ir niekas nenubėga. Bet dabar tenais nesimato, jau pradėjo būtent tą griovį valyti, tai turėtų išsispręsti nemažai bėdų, tai tuo labiau dar jeigu prasivažiuosim, oro įleisim, tai visiškai turėtų būti gerai. Labai tikiuosi, kad ten sutvarkys, ten pagrindinis rinktuvas iš visų laukų, tai jie čia visi ir skęsta dėl to. Bet yra problema tenais, kada išbėgimas yra tiesiog žemonio kanalas. Tai tikiuosi išgilins ir sutvarkys. Nu, kaip spiruoklės pakyla. Greitai noriu skutiką aprodyti. Kodėl dabar tiek arklių reikalauja, jisai čia, karšti rankos neina pridėti. Žodžiu, čia yra 8 cm platus kaltai, todėl gal ir tų arklių. Taip giliai dirbant, kaip dabar dirbam, tai jie tikrai galbūt yra per platus. Bet kadangi traukia traktorius, tai ir traukiam. Aišku, kuro daugiau, bet šakės kokie karšti. Šitos labai gerą darbą padaro, išlygina visas vagas ir žemė volas. Jei būtų dvigubas, būtų iš viso super duper, bet tada nepaneštum. Kažkiek va šitie va užknisa būna, bet dabar praplatinau lėkštę dar plačiau šoninę, tai dabar kol kas nebuvau užsikimšęs, bet buvę momentų, kada užsikimšo, būtent matosi, kad gal labiau tarp šitų kemšasi, dėl to, kad per daug mesdavo į šoną va šitas va žemės. O jisai, kada jau per daug užmeta, nesugraibo į vidurį ir tada dar iš po apačios kelia ir iš viso tada gaunas. Greičiausiai reikės vis tiek su kompakteriu važiuoti, išsilygint, nes su stripketu nelabai čia, nu nežinau, galbūt irgi prasilygintų, bet geriau susitvarkyti iš karto, kol minkšto žemė. Prasitrauksim ir bus super. Labai ilgas darbas. Blemačkis su tais 3 metrais, tai su tais 3 metrais tai yra ką veikti. Labai atsibosta ilgai, čia dar to greičio nėra, tai aišku vis tiek greičiau negu plūgas. Svarbu lenda jisai, o tas tai patinka. Aišku, yra vietų, kur bandė nevyst, bet keletoj vietų traktorius buvo sustojęs, tai va, tokius dalykus mes čia turim, va, po 5 metų nejudinimo. Aišku, būtumėm gal čia kokius kviečius ar kažką, tai būtumėm tikrai dabar kol kas mastom, kad galbūt reikia tik prieš rapsą, kad taip eitų po truputėlį per laukus. Nežinau, čia dabar kol kas tokios mintis. Matysim, kaip čia bus. Nes kviečius po rapsų tiesiogiai pasėti visiškai nėra problemų, pupos pasisėti.
miežiai vasariniai, vėl ten atsitinka vėl kita problema su užmirkimu galimu, tai nežinau. Nu, žodžiu, tie 5 metai eksperimentų, tai jau daug ką supranti, daug ką kitaip matai. Viską taip. Bet, kaip sakant, kaip sužinosi, jeigu pats nepabandysi, tai čia va, dabar ten pirštais bandysit, kad tenais va, sėjai tiesiai, sakai, kad gerai, taip, tuo momentu buvo labai gerai. Ir dabar gerai dar. Bet yra momentų, kada tu turi priimti tam tikrus sprendimus, kad toliau galėtum uždirbti pinigus, nes jeigu tu jų nesiimsi, nieko nedarysi, tai čia turėsi labai kietą dirvožemį, lūš technika, lūš viskas ir o kam to reikia? Nu, čia naivu būtų taip mąstyti, kad čia nieko nedarysi. Norėjom taip mąstyti, bandėm mąstyti. Su tarpiniais pasėliais, nu nežinau, ar įmanoma taip išdirbti, išpurentą žemę. Aišku, ten labai gražiai viskas pasidaro. Gal dabar ir kiek sausoka yra ta žemė biškiai užsispaudus irgi, bet man dabar reikia sėti, o ne kažkada po 2 mėnesių kaip palis ar kažkas tokio. Nors ir tai mes šito lietaus gavę, bet vis tiek atrodo sausa. Ką dar yra svarbu paminėti, tai kad pas mumis keitėsi ir technologinių vėžių pločiai, kuriais mes važinėjom. Anksčiau visą laiką važinėdavom 24 metrų vėžėm ir viskas. Ta prasme, jos labai retai kada keisdavos, bet dažniausiai būdavo lygiai tos pačios. Dabar perėm į 36 metrus, tai tos 24 metrų jau nebetinka, tos vietos lieka suspaustos, o per lauką gaunasi visai nemažai hektarų. Tai vat vienas iš tų dalykų, dėl ko reikėtų viską giliai susidirbti, vien dėl technologinių vėžių pakeitimų. Nu, bet čia, manau, metai metam dalykus čia. Tos vienos technologijos ūkį tikrai nėra ir nebebus jau. Jau ką galiu pasakyti, kad tikrai nebebus. Nežinai paskui, kaip geriau eiti. Fokusas, faktas vienas iš variantų, bet ten tada negali kviečių tiesiogiai pasisėti. Ir šiaip ten iš po fokuso labai va kaip iš po noraginio, priverčia tokių ir... Tai gal geriau kartais po noragų važiuoti kai kurios laukus, o visą kitą tiesiai sėti. Ir tau gausis rotacija, kad suksis tie laukai, kas kelintus metus, kai rapsas pareina, tu būni giliau užsidirbęs. Tai va toks variantas dabar kol kas sukasi galvoj, o toliau viską galima kaip ir sėti tiesiai. Tai va, tokios mintys šiandienos mano. Litrų nemažai, čia dabar 19, apie 20 litrų hektarų ima, jau pusę bako nudeginau. Kurui energija imlus darbas tikrai. Sėjam žieminį rapsą. 5 rugpjūčio. Veislė dabar ekspauzas. Dekalbo. Sėjam 4 su biškiu hektaro su vienu maišu. Barstom tuo pačiu ir šliužų granulės. Kelis kilogramus. Sėjam rapsiuką. Oi,
vakar pabaigėm tas javapjūtę, bet vakare nutiko reikalų su John Deere'u. Tai numetęs visai, žodžiu, pagrindinė variklio pravodkė, laidynas, kitaip lietuviškai sakant. Tai šiandien ryte suskaudančią tokią galvą subintavau aš tą visą laidyną ir kol kas visą dieną važiuoja, bet laukiu išvario virvių vyruko, kad normaliai sutvarkyt, kad nekiltų toliau bėdų ties tą vietą, nes tie pagrindiniai laidai eina virš pro variklio galvą. Ten karštis didelis ir jie išsilydė. Va taip atrodo. Sėja. Dabar darbinis gilis apie 20 kažkas eina. Nežinau, čia negiliu pasavom nieko, čia atrodo labai dideli kalnai, bet čia realiai šiaudai, jie paskui pūna, sukrenta. Ir tiek žinių. Tokia tai rapsų sėja vyksta. Sliekai vartosi. Dedam 50 kg MPK likutį, į Agrikono programą įsivedžiau, turim likutį MPK, tai reikia sunaudot, o visą kitą palei žemėlapius fosforos kalisais. Ten gerai, tam Agriporte gali susivest, kad paduodu 50 kg, tada programą automatiškai perskaičiuoja, kiek tau fosforo kalio, kiek tu įnešė įsivedęs trąšas. Ir tada pakeičia tuos visus likučius. Labai super geras dalykas, patinka. Gali koreguotis palei kultūras, derlingumus susivedi, išsinešimus paskaičiuoja, viską, tai super duper. Tik tais man biškai nepatinka, neturim traktoriaus dabar ir laiko nelabai buvo, tai gal kitus laukus reikės nusiglifosuot dėl tų visų pienių, bet tikiuosi, koks tai belkaras turėtų nukapot. Aišku, ir žiemą jas apkapos, bet visur į maisto medžiagas. Dar šiandien pasėsim, o paskui sekančią dieną važiuosim jau uždarbiauti svetur. Tai varom, pažiūrėsim, turiu antros dienos sėjos, tai gal jau bus sėkla trūkus, pasižiūrėsim, kaip ten kas. Greitai steptelėjau dar prie savo tarpinių pasėlių, sėjom su skutiku, prieki dėžė, gale dėžė, tai va jau smulkiosios linai, va visokie facelijos jau lenda, turėtų neblogai sužaliuot čia. Ražienos sočiai tikrai nemažai likę, skusta 3 cm tik tais. Tai palikom, kad specialiai laikytųsi ir atitiktų, tikiuosi, atitiks į tarpinius tos pasėlius. Ne, tai atitiks, nes augalų daug, tai viskas okei bus. Rugpjūčio 2 dieną sėta. Po miežių kažkaip gražiau. Visas laukas atrodo. Dar kol sėjamai atsireguliavom, kol viską. Čia jau toks rapsas. Ne. Sąmonė būtų. Nu taip. Taip, toks jau rapsas buvo. Va. 3 dienos po sėjos. Va. Šliužų granulės, va, kad ir po lietaus dar jos laikosi, tai labai geras ženklas, vadinasi, kokybiškos granulės. Kol kas lavonėlių atrodo, kad nėra, nors reiktų palei mišką pasivaikščiot. Bet, va, štai jau rapsas išlindęs. Šiaip rekordiškai anksti ir pupos priėjo.
kur anksčiau kuldavom rugsėjo pradžiai būdavo, netgi vidury, įvairiai būdavo. Dabar, aišku, šitas sezonas čia toks kažkoks kitoks. Įtartinai, tai yra vikių keletą, yra balandų keletas. Kažkaip nukulsim. Čia visiškai tiesiogiai pasėta viskas. Tik žolynas nedidelis, visai normaliai dar. Nežinau, kiek čia tų vikių. Vikių bus tikrai mažiau, nes Stompas su Bazagranu panaikino jų nemažai. Rankoje turiu čia tą keistą įrankį, kur nemažai kas klausinėjo, kas čia yra. Čia Čia yra dirvos suslėgimo matuoklis. Yra du galiukai, šitas didelis skirtas smėliuose matuot. Aš užsidėjęs mažesnį, tai nes nesmėliai. Ir yra skalės. Žalia viskas tvarkoja, geltona dar optimalu augimui, o raudona jau yra blogai. Kaip pavyzdys, galim kur nors prie šaknies, tarkim, su dviem rankom reikėtų, bet va, pabandysiu su kelienu, kad nufilmuoti būtų galima. Ir va, matuoji gylį, skaityk va prie raudono, bet dar nėra baisiai. Ir paėmė išsitraukį 35 cm, nes vienas tas tarpas yra 10 cm. O šalia, ne šaknie zonai, spaudžiam, labai nušoko vienu momentu ir va ties kažkur jau pakietėjo. Tai irgi apie 35, tai visai nėra reikalo važiuoti su jokiais noraginiais kol kas panašu. Va, galim technologiniai. Reikia žiūrėti, mažasis galiukas, tai yra apatinė skalė, technologinė. Pažiūrėk. Šakės visą beveik sukišu. Tai labai įdomiai. Nėra ką parodyti. Va, į akmenį kažką pataikiau. Tai vat vienam lauke, kodėl važiuota buvo su noraginiu, dėl to, kad iš karto raudoną rodė. Tai, reikia spręsti kartais dalykus ir nebūt fanatiku ar kažkuo, tiesiog tvarkyti reikalus. Tai va, dabar važiuoju kaip tik į tą lauką, ten iš karto degdavo raudonas, ten 15 cm jau padas buvo. Ir ten būdavo šlapias laukas, galimai užsispaudę, 5 metai tiesiogiai sėta. Nu tai vat, čia irgi jau tiek pat metų sėta viskas, bet kažkaip nėra problemų, atrodo. Nu vat, tai tiesiog laukai kitokie. Bet iki 30 cm, jeigu taip einam, tai manau labai liuks yra. Nu gerai, technologinės galas, kur sukinėtas ir suktas šakis. Nėra didelių problemų. Tiesiog kai kurie dirvožemiai patys iš savęs linkę spaustis, tai tokiuose reikia imtis priemonių tiesiog. Varom, pažiūrėt, kur po noraginiu. Tai pas mumis vyksta kanalų valymas. Ten ekskavatoriai du stovi, iššienavo viską. Nu, aišku, mes visada, kiek mulčiatorius pasiekė, tai patys iššienavėm. Tai va, su noraginiu pravažiuota ekskavatorius. Tai va, šitam lauke būtent buvo tikrai problema suspaudimo klausimo. Tai dabar va, ir tai va, matot, labai greitai prasideda vėl. Tiesiog sunkesnis dirvožemis, kad ir su noraginiu pravažiuota, bet vat iš karto linkęs užsiminkit. Gal ir lietus vėl kažkiek paplakė. Bet, va, matot, kokia luitų. Reik važiuoti čia su kompakteriu, daužyti tos luitus. Va.
Jau kur dabar gerai išdirbta, tai va, lengvai su rankom įkrito. Tai panašiai, jeigu tiek dirbom, tai nežinau, bet tai lygtais 32 cemai buvo. Gal vietom ir giliau, nes Džonis tai... Nu taip, toksai va dirvožims. Nežinau, čia reikės turbūt su kompakteriu pravažiuoti ir važiuoti su Novagu, gal jeigu išeis, arba su stripketu pasiet rapsą. Nėra jau tada didelio skirtumo. Kitas skirtumas tik tai tarpueilius pasibandyti, su ant senojo Džonio pasikabinti Novagą ir pasisėti. Vienas iš variantų. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad sekat Instagram'e. Ačiū, kad kas susiprenumeruoja kanalą. Visų komentarus pamatau, nei visus atrašau tikrai. Pasistengiu atrašyti, kaip kada. Tai gerai, ačiū, kad esat ir susitiksim kitose epizoduose. Iki.